Lietuvių liaudies pasaka gudrus ponas, žmogus dar gudresnis. Kitąsyk baudžiavos laikais, kada žmonės buvo ponų valioj, vieno dvaro ponas sugalvojo iš savo nuvargusių žmonių pasinaudoti. Būdavo, koks žmogelis veda į turgų galviją, o ponas atsistoja šalia kelio, sako: parduok man tą ožį. Jei kuris pasipriešina, tada gauna į kailį ir ponas dykai atima galviją, kaip iš maištininko. Jei žmogus nesipriešina, tada ponas už galviją užmoka kaip už ožį ir nusiveda savo. Vieną kartą toks žmogus vedėsi į turgų galviją parduoti. Ponas pamatęs išbėgo žmogučių už akių ir pasiūlė: parduok man tą ožį. Pirk, šviesiausias pone, atsakė žmogus. Ponas užmokėjo už didelį galviją kaip už ožį, bet žmogus paprašė: šviesiausias pone, duok man tą ožio uodegą nusipjauti. Nusipjauk mat tave velniai, atsakė ponas. Žmogus išsiėmęs peilį nurentė jaučių uodegą, parėjęs namo jis tą uodegą išdžiovino ir juokėsi. Kartą pasklido garsas po apylinkę, kad ponas serga. Sukvietė visus daktarus, burtininkus ir žiniūnus, kad poną išgydytų. Tas žmogelis geriau apsirengęs irgi atėjo pas poną ir pasakė esąs garsus daktaras. Ponui paprašius gydyti ir paketinus už tai užmokėti, žmogus greitai apsiėmė. Prieš gydydamas liepė gerai užkūrenti pirtį ir atsivedė poną maudyti. Tada išrengė nuogą ir išsitraukė iš už aulo sudžiovintą jaučio uodegą ir paklausė: ar pažįsti kas čia? Pažįstu, jaučio uodega. O pirmą, kodėl sakai, kad ten buvo ožys, pasakė žmogutis ir pradėjo vanotis tą džiovintą jaučio uodegą ponui per nuogą kūną. Gerai išpylęs paliko. Ponas atsigriebęs vos iškrėpė sojo iš pirties, dvariškė jį pamatė, leisgyvį nunešė į kambarius ir paguldė. Žmogelis gerai ponui kailį išlupęs, kelias dienas ilsėjosi, o paskui šiek tiek permainė savo išvaizdą ir aptarus, vėl nuėjo pas poną kaip daktaras ir gudriomis kalbomis jam įsiteikė. Ponas nusipasakojo, kad jį kažkoks kvailys skaudžiai sumušęs, dabar vos gyvas esąs. Tas daktaras pasakė: jei šviesiausias ponas nesirūpinsite tos ligos išgydymu, tai galite ir mirti pamatyti. Ponas su dideliu išgąsčiu meldė tą naują daktarą, kad gelbėtų nuo baisios mirties. Ryto metą tas daktaras liepė ponui persikelti toli už savo dvaro ir ten pastatyti palapinę, kad galėtų grynu oru pakvėpuoti. Ponas sutiko ir to už dvaro pakalnėje buvo pastatyta palapinė su visokiais patogumais. Daktaras, užpildamas ant cukraus kažkokio skystimo, duoda ponui ir vis dairosi, kol visi aplink pasišalins. Kada visi išsiskirstė, daktaras išsitraukęs iš už aulo džiovintą jaučio uodegą paklausė: ar pažįsti kas čia? Ponas nenorėjo išsi pasakyti, bet pagrasinus tuo atsakė: jaučio uodega. O velnini, pirmą saky, kad ten buvo ožys. Ir vėl gumbotus pono sąnarius lygino ir nesveikatą lauk varė. Palikęs poną vos gyvą, išeidamas pasakė: dabar dusį gavai, tai esi dar tik 2 klasių. Bet dar sykį gausiu su tą jaučio uodegą, tada gal tikrai pažinsi, kur ožys, o kur jautis, ir jaučio ožių nelaikysi. Po valandos pono tarnai ant galų pirštų štaipydamėsi, kad neskeltų bildėsio, atnešė pietus, o radę poną vos gyvą parnešė liūdną žinią į dvarą. Dvariškiai su didelė iškilme parsivežė poną atgal ir dabar apstojo sargai iš visų pusių, kad niekas prie sergančio negalėtų prieiti. Daug laiko praėjo, kol ponas kiek atsigavo, nes tos 2 klasės mokslo gerokai jį pribaigė. Dabar visur, kur tik jis eidavo ar važiuodavo, vis turėjo su savim drūtą vyrą, kuris 9 vyrus išrisdavo. Vieną kartą tas žmogelis, kuris gydė poną, pasisamdė jauną, greitą vaikiną ir abudu sulindo į rugius. Pro tos rugius dažnai važiuodavo pasivažinėti ponas. Kai tik ponas važiavo pro šalį, vaikinas išbėgo prie kelio ir rodo jam liežuvį. Sustojo ponas ir to jau savo gynėjui liepė pagauti tą nenaudėlį, o pats pasiliko besėdys. Kada anas nusivijo, žmogelis iššoko iš rugių ir pradėjo liepti poną. Ir taip liejo, kad ponas tik įsižiojo ir vėl užsičiaupė. Pagaliau žmogelis pasakė: dabar jau esi 3 klasių, ir jei dabar esi nemokytas ir nepažįsti kur jautis, o kur ožys, tai jau tavęs nė velnias neišmokys. Kada pono apgynėjas sugrįžo, nepavijęs to, kuris liežuvį rodė, jau rado savo poną barzdą užvertusį.